motociklais atrodė visą laiką įdomu išbandyti. Kai pabandžiau tuomet, taip ir liko tas motociklas visą laiką jau kokie 15 metų ko gero. O žinios elektronikoje padeda tiek važinėjant motociklų, ieškant kažkokių galbūt ar gedimas, ar kažkas nutiko. Esu Paulius Musteikis, dirbu AB Kitron, testo kūrimo grupės vadovu. Būdamas moksleiviu labai domėjausi fiziką ir man fizika buvo pats įdomiausias dalykas mokykloje, todėl Vilniaus universitete baigiau fizikos studijas. Ir Kitrone aš pradėjau dirbti nuo testo inžinieriaus pozicijos. Mano atsakomybės buvo testo įrangų remontas, techninis aptarnavimas ir atnaujinimas. Daug bendravome su Kauno aukštosiomis mokyklomis. Kauno technologijos universitete esame įkūrę inžinerinės dirbtuvės Fab Lab, o taip pat Kauno technikos kolegijoje esame įkūrę litavimo laboratoriją, kur studentai gali savo teorinės žinias pritaikyti ir praktikoje. Dažnai turime studentų, kurie atlieka pas mus praktiką ir jos metu stengiamės studentam parodyti visą testo kūrimo procesą, kaip jisai būna atliekamas nuo pradžios iki galo. Užduotys gali būti visai įvairios, tai gali būti ir kažkokių prietaisų nedidelių kūrimas, projektavimas, programų rašymas, klaidų paieška, kurios metu mes suderiname įrangą, kad neveiktų sklandžiai be jokių trikdžių. Kartais tenka dalyvauti įdiegime į serijinę gamybą, tai irgi procesas, kuris turi savo iššūkių ir kuriame įdomu būna sudalyvauti. Turim atskirą žmogų, kuris visą laiką būna kaip mentorius tam studentui ir praktikantui, su kuriuo galime visą laiką pasitarti, arba jeigu tas mentorius nežino atsakymo, tai visą laiką jisai nukreipia į žmogų, kuris jau tada tą atsakymą žino. Dirbant tenka išmokti naujų dalykų. Smalsumas šiaip ar taip inžinierius yra viena geriausių savybių. Kai įsidarbinau testavimo inžinierium, iš karto buvo labai įdomu visų pirma pamatyti, kiek daug skirtingų įrangų ir skirtingų klientų ir produktų Kitrone yra. Tikrai suteikia labai platų matymą visokių techninių sprendimų, kurie gali būti naudojami pramonėje. Toj veikloje teko daug išmokti ne tik techninių žinių, bet ir bendravimo su klientais. Visą laiką stengiamės ieškoti inžinierių, kurie ne tik taip puikiai išmano elektroniką, bet taip pat moka komunikuoti ir turėtų pakankamai iniciatyvos ir pasiūlymų, kaip galbūt galima geriau atlikti tą darbą. Aš kai buvau moksleivis, man buvo sunku suprasti, tai ką veikia tas elektronikos inžinierius. Tačiau manau, kad jeigu moksleiviui įdomu technika, jeigu įdomu, kaip viskas veikia, taip pat yra labai smalsus žmogus, tuomet tikrai vertėtų pagalvoti apie elektronikos inžinieriaus kelią, nes elektronikos inžinieriaus specialybė visą laiką bus paklausi tiek Kaune, tiek ir visame pasaulyje. Čia mūsų darbas. Studijuok elektroniką Kaune.